Sveiki, mėlyjeji Kandeliarijos bičiuliai. Visi čia užsukę ir paspaudę žiūrėti. Visus su pavasario šventėm. Na ir aišku, su artėjančiu naujų, pavasario mėnesiu, su balandžiu. Taigi, balandžio mėnesio įžvalgos visiems zodiako ženklams. Pasižiūrėsime tokias, sritis kaip sveikatą, asmeninį gyvenimą, šeima, meilė, namai, finansus, darbo reikalus, netikėtumus bei iššūkius, emocinį foną, energetinį lygmenį, be abejo, patį mėnesio raktą, kas ten būtų svarbiausia, tą mėnesį. Ir be abejo paprašysime orakulo patarimų bei palinkėjimų. Taigi visiems zodiako ženklams balandis. Koks jisai bus, to mes pamatysime. Laiko žymos bus po vaizdo įrašų, aprašyme. Galėsite paspausti ant laiko žymos, pagal zodiako ženklą ir iškart jūs pateksite į to ženklo, įžvalgas, į to ženklo mėnesio prognozę. Taigi, avinams. Koks bendrai kaip mėnesio raktas, kas būtų mėnesio raktas avinukams, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėm, svarstyklėm, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvytėm. Na kągi, čia yra mėnesio raktai. Dabar žiūrėsime patį emocinį foną. Koks bus emocinis fonas šį mėnesį? Žvilgtelėsime jūsų emocijas, jūsų poreikius ir avinai, jaučiai, dvyniai, vėžiai, liūtai, mergelės, svarstyklės, skorpionai, šauliai, ožiaragiai, vandeniai bei žuvys. Energetinis lygmuo ir sveikata. Tiesiog pasižiūrėsim, kokios energijos veiks jūs šį mėnesį labiausiai. Taigi, avinukams energijos, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėm, svarstyklėm, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams, šitą norėjau, vandeniams ir žuvytėm.
Čia reiškia yra energetinis lygmuo ir sveikata tuo pačiu. Jeigu ką, tai mes pasipildysim, jeigu bus neaišku. Ir dabar reiškia meilės, šeimos, namų reikalai, kaip sakant, asmeniniai dalykai jūsų. Pasižiūrėsime, kas namuose, su namais, su buitim, tokie paprasti dalykai, reiškia. Avinukams, avinai, jaučiai, dvyniai, vėžiai, liūtai, mergelės, svarstyklės, skorpionai, šauliai, ožiaragiai, vandeniai, žuvys. Tai čia yra, reiškia, šeimos, namų klausimai, na ir be abejo meilės dar klausimus. Pasižiūrėsime, kaip jūsų situacija, reiškia, meilėje, jausminė dalis jūsų. Avinukai, jaučiai, dvyniai, vėžiai, liūtai, mergelės, svarstyklės, skorpionai, šauliai, ožiaragiai, vandeniai bei žuvys. Tai čia reiškia šeimos ir meilės. Pasižiūrime finansinę, darbinę, reiškia, kaip jūs jausitės šitoj srity, finansuose, darbiniuose klausimuose. Kokia bus finansinė tėkmė? Avinai, jaučiai, dvyniai, vėžiai, liūtai, mergelės, svarstyklės, skorpionai, šauliai, ožiaragiai, vandeniai ir žuvys. Taip ir žuvys. Tai čia finansai ir darbo reikalai. Dabar pasižiūrėsime netikėtumus ir iššūkius. Tam, reiškia, tikra situacija ar padėtis kažkokia, kuri gali iššaukti, reiškia, tam tikrą stresą, galbūt ir džiaugsmą, žiūrint, kas čia būtų. Tam tikri, reiškia, mėnesių netikėtumai, iššūkiai, džiaugsmai ir vargai. Avinams, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėm, svarstyklėm, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams bei žuvytėm. Ir be abejo prašom angelų ir aukščiausių jėgų patarimo bei palinkėjimo mėnesių. Į ką atkreipti dėmesį, kas jums būtų svarbu visame tame. Ir tai mes pamatysime. Taigi, avinams, jaučiams patarimas, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėm, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvim. Taigi balandžio mėnuo. Balandžio mėnuo avinams. Pasižiūrim, kas čia pas jūs bus. Mėnesio raktas tai yra iš tikrųjų sėkmė, žinokite. Jūsų teisingas, sakykime, elgesys, 7 dieviškos dorybės, ar ne, dangiškos, tarsi
duos raktus nuo rojaus. Jums bus šitas mėnuo atpildo, mėnuo už gerus darbus. Tikrai, tarsi raktai nuo pačio rojaus, nuo dangaus. Suprantat? Raktas, mėnesio raktas yra raktai nuo rojaus. Tai avinams vienareikšmiškai seksis ir emocinis fonas bus, jausis, reiškia, labai gerai, artumą, prisilietimus, intimumą, dalims, nebus vienišas ir artimas jausis. Ir suprantat, jau vien tai, kad raktai duodama, reiškia ir artimieji, ir meilės yra, emocijos labai yra, kaip čia aiškiai matos moteris ir vyras, viens šalia kito. Emocinis fonas reiškia, aš jaučiuosi ne vienišas, aš esu su kažkuom, mane vertina, aš turiu draugų, aš turiu artimą žmogų, galų gale gal meilė jūsų gyvenimą ateina didžioji, arba santykių yra atgijimas. Ir jeigu imti energetinį lygmenį sveikatą, pasižiūrėkite, vienragis. O vienragis ką reiškia? Čia švara, tvarka, jeigu žmogus iš tikrųjų teisingai gyvena, teisingai elgiasi, jam ir ta sėkmė ateina. Tai yra energetinis lygmuo jūsų ir labai aukštas. Matot? Sėkmė. Sveikata puiki. Asmeniniam, reiškia, gyvenime, sakykime, šeimoje, namuose, rodo, kad jeigu moteris žiūri, tai padėties moteris. Jau nebėra čia tokia, 16-inė moteris, bet ponia, pagyvenusi ponia, jaučiasi, reiškia, gerai, solidžiai, tvirtai, aplinkui gėlės, žiūrėkit, kokios užuolaidos, puikia apranga, šukuosena, auskarai, reiškia, kas liečia šeimą, yra tvarka. Yra šeima iš tikrųjų. Jeigu čia ne jūs esate, tai čia jūsų artimieji yra, reiškia. Jeigu vyras žiūrėtų jo, reiškia, šeimą, pačią šeimą rodo jums, pačius namus, gražius, švarius, tvarkingus. Jeigu imti, reiškia, sakykime, meilės klausimus, vėlgi rodo tą tokį, reiškia, kelią, kur einate už rankų susikibę, tarsi įvyksta apsijungimas, blagopolučiai, jeigu rusiškai, sėkmė, reiškia, darna, santaika, vertas dėmesio esat žmogus, jumis pasitikė ir jūs galite pasitikėti. Avinams čia, sakyčiau, super mėnuo iš tikrųjų. Ir kas liečia finansinę tėkmę ir darbo reikalus, tai yra vienis jums šneka, suprantat? Ir finansai darbs. Ir iš esmės pinigai galbūt ne tiek bėra svarbus, nes tai yra bendra, suprantat? Ir darbas, ir pinigai, ir jūs, ir čia yra pats elnias, suprantat, elnias, paukštelė, mėnulis, puikiai kolektyvo dalis, šeimos dalis, materijos dalis, suprantat, viskas puikiai. Darbas ir pinigai jums yra, kaip vienas ir tas pats. Ir jūs esate to dalis. Jums didžiulė sėkmė. Dabar kas liečia netikėtumus ir iššūkius avinams, čiagi rodo, kad gali būti iššūkiai kažkokie su kvitais, įrodymais, reiškia, tarsi kažkokių dokumentų reikėtų, kažką pagrįsti. Ar tai nebus sąskaitos kažkokios, arba kažkokios garantijos, jeigu kažkas sugestų, reikės kažkokio, reiškia, pagrindimo. Galbūt netgi meilėje, šeimoje, net darbinius reikaluose reikės pagrįsti, reiškia, tą, ką jūs čia pelnot. Ir jūs tikriausiai sugebėsite tai padaryti. Mes čia nesigilinsim. Vienu žodžiu, visados jums patartina balandžio mėnesį turėti pirkinių,
reiškia įrodymus, laiškų įrodymus, susirašinėjimo įrodymus, kvitus įvairius, dokumentus, maža kas, kur, reiškia, namo dokumentus. Net nežinau, reikalingi kažkokie gali būti, iššūkis, pateik kvitę, suprantat? Kad jūs ten, jeigu norit grąžinti ar kažką, arba dar įrodyti, kad tikrai tu ten buvai. Suprantat, toks gali būti iššūkis. Ir aukščiausių jėgų patarims ir palinkėjims šneka apie džiaugsmą, kad jūs turite ir džiaugtis, suprantat, nes mėnuo iš tikrųjų yra sėkmingas ir šneka apie tai, kai yra, čia jums yra pagrindo džiaugtis šitą mėnesį. Tai ir šneka, kad džiaugsmas tai yra aukščiausia energijos forma. Čia apie energetiką jums užšneka. Suprantat? Jo čia artumas. Džiaukitės, kad esate ne vienas, sakykime, ne? Ir tai yra, kad artimųjų draugų turit pažįstamų. Tai yra, reiškia, stebuklingas jausmas, džiaugsmas, kad dėl jums nieko nėra neįmanomo. Nieko nėra įmanoma. Iš tikrųjų, jūs pasieksite tai, ko jūs norite. Ir džiaugsmo šaltinis gyvenime yra tos dovanos, kurias tu gauni kiekvieną akimirką. Todėl ir džiaukis kiekvieną akimirką. Džiaugsmas leis jums sukurti savo pačią šviesiausią, reiškia, dabartį ir ateitį. Džiaukitės, jums sako. Būtina jums džiaugtis. Ir avinams iš ties, reiškia, mėnuo yra superinis. Galiu tik pasidžiaugti už jūs. Ir ką ir aukščiausios jėgos sako, džiaukitės. Čia mėnuo jums yra taikus. Gerai pasižiūrėm jautukus, o koksgi bus jautukams mėnuo. Šventė. Mėnuo šventė. Reiškia, mėnesio raktas yra šventės. Balandis šventės, nors, iš dalies tai taip. Reiškia, ir leisk savo švęsti, būti laimingai, džiaugtis irgi, reiškia, nusimato, galbūt jūs gimę esate balandžio pabaigoje, bet to dar ir Velykų atgarsiai, atvelykiai. Vienu žodžiu, mėnesio raktas yra šventė. Šventė, džiaugsmas taip pat, reiškia, ir apie emocinį foną, reiškia, šneka taip, kūryba, ką susikursit, reiškia, tą ir turėsite. Ir jūs iš tikrųjų šį mėnesį pajusite įkvėpimą, užsidegimą, reiškia, aistrą, tokį spontaniškumą save išreikšti. Tai emocinis fonas yra tai, kad jūs kursite, bus jums įkvėpimas, užsidegimas ir save išreikšite. Kas liečia energetinį lygmenį ir sveikatą, tai ugnies energija vėlgi reiškia tą patį. Šneka kaip užsidegimas, ar ne, įkvėpimas ir ugnies energija. Iš tikrųjų, jaučiai, įgis daug energijos šį mėnesį. Abiejose rankose ugnis, kaip sakant, yra įkvėpimas, yra energija, yra užsidegimai tam tikri ir ta ugnis jumis liepsnos ir tikrai leis daug ką nuveikti. Plius, jeigu žiūrėti, reiškia, šeimą, asmeninius įvykius, mylimieji šeimą, suprantat? Dar ir meilė. Be viso šventės, be viso kūrybinio potencialo ir aistros, meilė dar aistruoja. Aistra su meilė kartu, tai čia, kaip sakant, geriau negali būti, žiūrėkite, meilėje, čia šeimoje, reiškia, meilė yra ir mylimieji, o meilėje ekstazė. Jaučiai, jūs tai čia, nežinau, tiesiog, būsite ekstazijai, patirsite labai stiprų susijaudinimą ir bus jums labai geras laikas, iš tikrųjų, nuostabus laikas. Kas liečia finansinę tėkmę ir darbo reikalus, čia reiškia, reikia tikėti, kad jūsų gyvenimas yra tobulas, kad viskas yra gerai ir iš tikrųjų viskas ir bus gerai. Jūsų tikėjimu. Aišku, jeigu jūs pradėsite ieškoti kažkokių, reiškia, minusų, jūsų tikėjimu jums gali būti duota, kaip sakant. Tai tikėkite, kad yra gyvenimas tobulas, toks gyvenimas ir bus tiek darbinės srity, tiek, reiškia, piniginiai. O štai
netikėtumai ir iššūkiai yra tie, kad gali būti, reiškia, toks dalykas, kaip gyvenam ne pagal galimybės. Toks biškai apsimetimas, kad gyvenu geriau. Feikas, kaip sakant. Living behind means. Reiškia, galbūt jūs kažką pademonstruosite daugiau negu turite, sakykime. Norėsite galbūt ir tą materiją, ir tą aistrą didesnį. Ir išsileisite galbūt, paskui žiūrite šventės tas anas, kad, galbūt aš kažką ir nusipirkau ir pavaizdavau, nusipirkau ne pagal savo kišenį. Gali būti, reiškia, tokie dalykai, nors jau čia yra labai taupus. Čia iš ties sakant, reiškia, tas iššūkis, kad ne pagal galimybės, gali būti susijęs ne tik su jumis, bet, sakykime, su kažkom dar. Kas čia apsimetinėja? Čia, reiškia, reikėtų pamastyti, pagalvoti. Čia yra apie energetiką, apie džiaugsmą, čia jūs ir demonstruojat, kad viskas labai puikiai yra. Ir toks kaip prisikėlimas, kaip Feniksas iš pelenų. Dėl to galbūt ir bus tas pakilėjimas ir ta ekstazė. Biški, reiškia, yra, reiškia, ne pagal galimybės kažkas, bet tai nėra blogai. Nes pačios aukščiausios jėgos, čia, reiškia, netikėtumai ir iššūkiai gali būti būtent kažkas ne pagal galimybės bus, reiškia. Jūs kažką pademonstruosit arba kažkas pademonstruos. Paskui sakysit, tikrai, reiškia, negalėjau, o pažadėjau, arba padariau kažką, ar nusipirkau. Tai čia toksai, reiškia, iššūkis jums, o aukščiausios jėgos jums patarė. Sako, dabar jums pats tinkamiausias momentas yra. Pradėkite veikti. Sako, dabar labai tinkamas laikas. Įkvėpimas atėjo, apie tą patį šneka, jaučiai. Netemkite laiko, dėl to, kad visi ingredientai sėkmės yra sunokę. Visos aplinkybės jūsų pusėje. Jūsų laukia, reiškia, pozityvūs reikalų sprendiniai. Ką jūs besimtumėte? Ar tai sveikatoje, ar šeimoje, ar meiliai, visame kame ar šventime, netgi ten, kur jūs pirksite, yra tinkamas, čia ir kūrybinis potencialas. Tinkamas momentas tam. Pritarė, reiškia, aukščiausios jėgos ir skatina veikti. Puiku, pasižiūrime, kasgi bus dvyniams. Koksgi mėnuo bus dvynukams ir kas čia būtų. Pasižiūrime dvynius. Dvyniai, reiškia, svajoja. Ir tiki savo svajomis, savo sapnais, savo, reiškia, tokiais skraidimais debesyse. Ir tai yra mėnesio raktas, kai jums reikia svajoti. Jeigu jūs svajosite, žinokite, tikėsit svajom, iš tikrųjų tas raktas gali atrakinti tam tikrus, reiškia, vartus ir duris. Mėnesio raktas ir svajonės. Ir emocinis fonas vis dėlto yra susijęs su atsakomybė jums. Suprantat? Jūs turėsite tarsi daryti kažkokius svajonių, turit pasirinkimus, bet jausite kažkokius įsipareigojimus ir atsakomybę už tuos pasirinkimus. Emocinis fonas reiškia, aš esu atsakingas už savo svajonės, už savo gyvenimą, už savo pasirinkimus. Ir reiškia, aš turiu prisidėti, kad tie pasirinkimai tikrai tokie būtų užtikrinti. Ir jeigu aš kažką įsipareigojau, tai ir aš, reiškia, kažką pasirinkau, tai tuo pačiu ir įsipareigoju, nešu tam tikrą atsakomybę. Suprantat? Tai čia atkreipkite dėmesį, reiškia, į atsakomybę. Čia vyras ir moteris yra. Ir globojamas vienas kito, išmintis tam tikra dvyniams. Nors raktai yra svajose. Taigi, o energetinis lygmuo jums iš tikrųjų yra būtent pavasario paslaptis tam tikros, tarsi, reiškia, valtelę, matote, jūsų žibintų ir gali įvykti tam tikri
reiškia, įvykiai jūsų gyvenime. Tai vėlgi labai įdomu. Įdomu yra tai, kad dvyniams tas pavasario energijos, reiškia, energetinis lygmuo yra geras, pavasarinis atgimimas, reiškia, lemia sėkmę. Jūsų laukia, reiškia, ir pasirinkimo ir atsakingi pokyčiai. Ką jūs svajojat, tarsi, vis svajojat, bet jau jūsų laukia, reiškia, pokytis, už kurį turit prisimti atsakomybę. Na gerai, pasižiūrime į šeimos, namų reikalus, reiškia, asmeninius įvykius, ir čia iškrenta jūsų vyras. Ir vėl ištikimybė, suprantat, ištikimybė. Atsakomybė, pokytis, jūsų vyras ir ištikimybė. Reiškia, kas liečia šeimą, jeigu turite partnerį, žmogų savo, tai jis jums ištikimas, o jūs jam. Suprantat? Yra pasitikėjimas, garantija, tikėjimas. Ir jeigu vis dėlto, sakykime, jūs gyvenime neturite partnerių, tai jūsų gyvenimą gali įsivežti žmogus, ištikimas draugas. Suprantat? Labai puikiai dvyniams. Balandis iš tikrųjų trečias ženklas sėkmingas. Tuoj pasižiūrėsim toliau, ką šneka. Reiškia, o finansinė tėkmė ir darbo reikalus šneka, reiškia, ką jūs žinote. Jūs žinot, ką jūs darote, ką jūs veikiate ir žinot, kaip elgti su pinigais. Aš gyvenu žinojimu, kad viskas yra ir bus gerai. Jūs tiesiog žinot, kad viskas yra ir bus gerai šitoj srity. Ką? Iššūkiai gali būti, suprantate, jums vis dėlto, dėl ko jums visą čia tą dėjimą, balandžio šneka apie ištikimybę, apie draugystę, atsidavimą, savo vyrą, o iššūkis yra būtent su uždrausta meilė. Suprantat, forbidden love, tragedija gali būti šitoj srityje. Yra kažkas tokio, kas jūs labai gundo, bet jūs turit prisijimti, reiškia, atsakomybę už savo pasirinkimus ir už savo veiksmus. Kalba šitame mėnesį, reiškia, orakulai. Atkreipkit, mėlyje ir mėlusios, dėmesį. Ir ką, aukščiausių jėgų patarims ir palinkėjims, nusileiskite ant žemės. Sako, jūs, matot, jums pradžia ir pabaiga. Svajonis labai didelis yra. Jūs tikit savo svajom. Tai nėra blogai, bet aukščiausios jėgos ragina jūs nusileisti ant žemės, sako. Tu nebejauti savo kūno poreikių. Realaus gyvenimo, reiškia aplinkinių gyvenimų. Tu tarsi esi pakilusi virš žemės, reiškia, su savo svajoniu. Aišku, svajoti malonu, skraidyti padebesiais labai malonu. Bet tavo dėmesys ir tavo darbas reikalingas žemėje. Sako, mes padedam tau palaikyti, balansą tarp dvasinių ir materialių pagrindų, kad tu galėtum, tokiu, naslaždysi, pasimaloninti pilnatvišką žemišką, reiškia, laimę. Žemiškų gyvenimų. Sak, ne tik svajok, bet džiaugės žemiškų gyvenimų. Saldink savo gyvenimą. Bet yra, štai reiškia, tam tikri netikėtumai ir iššūkiai su uždrausta meilė. Tai čia toksai iššūkis, perspėjams ir netikėtums gali būti. Kągi, dvyniai, jūsų mėnuo irgi yra įdomus, puikus ir su tam tikrais iššūkiais. Įdomiais. Kągi, džiugu iš tikrųjų. Pasižiūrime vėžiukus. Vėžiukai. Kasgi pas vėžius gyvenime? Mėnesio raktas yra angelas jums su svajų atskrenda. Atverk, reiškia, širdį ir įsileisk stebuklus.
stebuklus, kažkas, reiškia, mėnesio reakcija yra kažkokie stebuklai vyks šį mėnesį. Pats angelai palaiko jūs ir emocinis fonas yra toks, kad jausitės gana saugiai. Čia ryšių galbūt atnaujinimas yra empatiškumas, artumas, supratingumas ir abipusiškumas. Meksite ryšius, atnaujinsite ryšius, būsite ryšyje su artimaisiais, reiškia, emocinis fonas yra, jūs jaučiatės gana gerai. Ir kas liečia energetinį lygmenį ir sveikatą, čia varno energija ateina jūsų gyvenimą ir varno energija atskleis jums tam tikras tiesas, tam tikras realybė, tam tikrą esmę, nes varnas yra labai išmintingas. Tai vat, suprantat, stebuklai vyks. Jūs suvoksite tiesiog per empatiškumą, per artumą tam tikras tiesas. Tiek su sveikata susietas, dėl ko, pavyzdžiui, sergat. Suprantat, kaip įžvalgos, išmintis. Čia varnas bendrai rodo ilgamžiškumą, varnos ilgai gyvena. Bet ir tiesą suprasite, reiškia, kas liečia jūsų sveikatą, su kuom tai susiję, jeigu kažkokie negalavimai būtų, ne? Tai vat, dėl ko viena ar kita atsitinka jūsų gyvenime, jūs suprasite tikrąją tiesą. Energetinis lygmuo yra geras, nes ilgamžystės energijos, varno energijos jūsų gyvenime ateina. Tačiau, reiškia, kas liečia šeimą, namus, visgi krito, reiškia, vagis. Tai arba jūs neturit šeimos, nežiūrint, reiškia, ryšių užmezgimą, artumą, giminaičius kokius, tai ryšio ieškojimą, kaip emociniam fone, kaip ir yra žmonės. Bet namuose pas jūs, reiškia, yra kažkokie nuostoliai. Arba šeimos neturite, arba netekti galite, arba nepasitikit tiesiog namiškiais. Ir čia vat meilėje pas jūs irgi yra toksai tarsi pasimetimas, nepasitikėjimas, abejonės ir neaiškumai, suprantat, ar vat galbūt jūs užmegsite ryšį, jeigu esat vienišas žmogus. Arba jeigu turite šeimą, sakykime, irgi nepasitikite antra pusė, yra pasimetimo būsena tiek meiliai, tiek pačioj šeimoj. Čia yra minusas jums šį mėnesį. Tai rodo, taip sakau. Vėžiukai, o kas liečia, reiškia, finansinę tėkmę, darbo reikalus, tai jūs turite tiesiog padėkoti už tai, kas esat dabar ir ką dabar turite. Jūs, reiškia, esate gana geroj padėti, tiek darbinių atžvilgių. O jeigu nedirbate, tai pakankamai esat finansiškai apsirūpinęs žmogus, jums tiesiog reikia dėkoti, aš esu dėkinga už tai, ką jau dabar turiu. Jūsų finansinė padėtis yra gera ir galite dėkoti jau už tai, ką jūs turite. Ir jeigu dar ateis pas jūs, sakykime, finansai, pasiūlymai, būkite dėkinga už tai, nes jūs tai turėsite. Ir dabar, reiškia, iššūkiai, netikėtumai, čia būtent apie finansus toliau tęsiasi. Finansinė, tarsi parama, tarsi gautumėte ar tai elementus, ar jeigu jaunas žmogus žiūrėtų bendrai kažkokias išmokas, paskolas, jeigu reikia. Yra, reiškia, finansiniai dalykai, tam tikri iššūkiai šitoj srityje. Arba jūs turėsite išmokėti, arba paimti. Kažkas, reiškia, čia yra antrankiai tuo pačiu. Tvarkyti dokumentus susijusius su finansais. Taip. Kągi, ir aukščiausių jėgų patarimas ir palinkėjimas jums yra apie jūsų kūrybą. Sako, jūsų siela nori, reiškia, išreikšti save kūrybiniai plotmėj. Sako, mes kviečiam jūs, tarsi
savo talentus atskleisti. Ir valią tam. Jūsų kūrybinis saviraiška, jūsų užpildytų energiją, džiaugsmų ir tiesiog atsirastų toks noras, kaip aistra gyventi. Reiškia, yra tam tikrų dalykų, bet čia įvyks stebuklai jūsų gyvenime, reiškia, šį mėnesį. Tiesiog jais reikia patikėti, nes stebuklų angelas jūsų gyvenime ateina. Yra tokie dalykai, kad sakysit, tiesiog sunku patikėti, bet tarsi ateina jums pagalba jūsų gyvenime, visais aspektais. Tik nepamirškit dėkingumo, tikėti stebuklais, spręsti, reiškia, finansinius dalykus. Ir kadangi gali būti, vis dėlto yra pas jūs kažkas šeimoje ir meilės klausimuose, reiškia, minusas, tai gali būti su tom susiję tie, reiškia, dokumentų tvarkymai ar dar kažkas. Bet dėl to nenusiminkit, sako, jūs turite daug talentų, suprantat? Ir tai jūs įkvėps gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Kągi, liūtai. Su liūtais pasižiūrime, čia liūtams iš vis bus nušvitimas, tiesiog viskas pasidarys šį mėnesį aišku, kaip bus, kaip aukščiausių jėgų kažkoks apsireiškimas, suprantate. Ir emocinis fonas pas jūs yra tarsi toksai balansas. Reiškia, sąmoningumas, natūrali tėkmė, tiesiog būti ramiam žmogui. Ir, reiškia, taikus buvis, nors aplinkui galbūt yra sumaištis, bet jūs, reiškia, savo emocijas valdysite gana sėkmingai. Ir energetinis lygmuo ir sveikata yra, reiškia, čia tokio neaiškaus takelio, reiškia, energija, tėkmė. Yra tam tikrų neaiškumų, sakykime, jums galbūt netgi patartų eiti pasivaikščioti į mišką siaurais mažais takeliais. Ten jūs, reiškia, pagautumėte tą energetiką, užsipildytumėte energiją, pasivaikščioti tiesiog. Ir dieną, ir vakarais, ir rytais. Ir pagerintumėte, reiškia, tą energetinį stovį. Ir sveikatai tai būtų labai naudinga. Čia šneka apie, reiškia, mišką ir jo takelius ir tėkmę. Va taip. Taigi gerai. Su sveikata yra, reiškia, rekomendacijos tiesiog duodamos ir daugiau būt gamtoj. Dabar, kas liečia jūsų namus šeimą, kažkodėl reikės tvarkyti valdiškuose namuose šitos reikalus. Tarsi juridinius klausimus spręsti, dokumentus tvarkyti. Yra tam tikrų, reiškia, ir meilėje neaiškumų, reiškia, neaišku, čia moteris liūdna yra, paslaptis, yra kažkas kažką viens nuo kito slepia. Už tai ir tvarkomi kažkokie juridiniai dokumentai. Gal paveldėjimo, gal palikimo, gal kažkokių dovanojimų. Kažkas gali būti, reiškia, šeimininiai plotmiai tam tikrų, reiškia, paslapčių. Gal partneris gali slėpti. Jūs turit viską juridiškai įteisinti. Kas liečia finansinę tėkmę, darbo reikalus, pulsavimas, reiškia, daugiau mažiau yra pulsavimas. Jūs tarsi savo kūnu viską jausite. Reiškia, kaip teka tie pinigai daugiau, mažiau ir mokysite elgtis su jais. Ir nujausit darbe yra, reiškia, geriau, blogiau, toksai. Nors jūs, reiškia, emociniam lygmenį labai išlaikot pusiausvyrą, nežiūrint, reiškia, šeimininiai. Yra kažkokių, galbūt ne tai, kad galbūt pačiu šeimoj, čia gali, kadangi ne vienas žmogus žiūri, gali būti, kad kažkoks juridinis dokumentas bendrai tvarkysite ir bus tam tikri apsidraudimo, reiškia, žingsniai. O jeigu yra kažkokia nauja partnerystė, tai irgi reikėtų pasižiūrėti, ar partneris kažko, reiškia, neslėpia. Bendrai partneris ar neslėpia.
Na ir ką? Jums šneka, reiškia, netikėtumai ir iššūkiai šį mėnesį yra tokie, kad bus pamoka jūsų išmokta. Vat čia būtent kaip apsireiškimas, nušvietimas, jūs daug ką suvoksite, suprantat? Ir sugebėsite išlaikyti balansą. Padaryta, užbaigta. Jūs kažką padarysite, kaip pamoką išmoksite. Reikalus sutvarkysit šitą mėnesį, nėra blogai. Žiūrėkite dar. Patarimas apie santuoką šneka. Kažkas spręsis labai kardinaliai pas jūs. Galbūt pasibaigs neaiškus, tie, reiškia, žmonės, kurie nesusituokia gyvena, išsispręs, reiškia, per juridinius klausimus, kurie kažkur buvo pakibę santykius, sakykime, gali susituokti, ar ne? Tie, kurie yra pakibę nesantaikoj, sakykime, tai vėl gali spręsti kažkoks klausims. Bet čia tokio nerodo nesantaikas, jums rodo gana taikę būseną ir tvarkymą, reiškia, dokumentų ir visų paslapčių atskleidimą. Ir va čia pamoka bus jums išmoktam, karminė pamoka, viskas pasidarys aišku ir patarims ir palinkėjims jums šneka, reiškia, apie santuoką, vis dėlto reikalai. Apie santuoką nori atkreipti jūsų dėmesį į santuokinius klausimus. Sako, santuoka tai yra dviejų sielų, reiškia, susijungimas, reiškia, susitarimas. Apjungtas meilė, abipusė, reiškia, pagarba ir atsidavimu viens kitam. Reiškia, santuoka tarsi įgyvendina jūsų norą, reiškia, laikui einant, meilę didinti, pagilinti meilę. Ir santuokos diena tai yra kaip geriausias įrodymas, reiškia, to tikėjimo, tos jėgos, reiškia, šito jausmo. Kad tikite meilės jausmo jėga. Ir nenustokite įpūstos ugnelės ir tikėjimo šitą jausmą, šitą meilę ir į santuoką. Tai va taip, toks patarimas. Čia gali būti kažkokių dalykų, reiškia, irgi, tai va, svarbu yra, reiškia, įrodymas, sakykime, meilės yra santuoka. Jos reikia neapleisti, meilę reikia, reiškia, kuriant meilės židinį. Tai va, žiūrint, kokiam jūs esate dabar stadijoje. Ar prieš santuoką, ar santuokoj, ar reiškia, pabaigoj. Čia apie tai eina kalba. Kągi, va štai taip, liūtukams, kaip tai pakalbėjo, bet yra joms, reiškia, viskas aišku, pamokus išmoktas bus balandžio mėnesį. Kągi, mergelėms, reiškia, mėnesio raktas yra būtent pakovoti su 7 mirtinom nuodėmėm. Nes tai yra žmonijos destrukcija. Reiškia, mirtinos nuodėmės yra, tai nėra Dievo įstatymų pažeidimai, tuo pačiu taip, bet nuodėmės yra toksai kaip, sakykime, per didelis egoizmas, apsirijimas, pasiputėliškumas, pavydas, kerštas. Dabar galvoju, kokia ten dar ta nuodėmė yra. Tikriausiai visų neišvardinu. Tai vat mergelės būtent kovos. Jos norės tai kažką, reiškia, daryti, mėnesio raktas, reikės įveikti joms, reiškia, tą prisirišimą, tą nuodėmę, kuri veda jūs į destrukciją, kuri griauna. Suprantat? Pasižiūrėkite, kurioj srityje jūs esate, gal ego pas jūs didelis, gal kitus žmonės, reiškia, žemina, gal kaip tik yra pavydo kažkokio, gal persivalgot, gal tingit, va dar viena nuodėmė yra tinginystė. Tai va čia, žinokit, reikėtų išspręsti. Tada, reiškia, raktas būtų tame, kad pamatyk ir išspręsk šitą klausimą dėl tų nuodėmių.
Dabar kalba toliau eina apie emocinį foną. Čia jisai reiškia, vis dėlto nežiūrint, reiškia, visų raktas apie nuodėmę šneka mirtinas, o, reiškia, emocinis fonas ir šventimas. Jūs švęsit. Džiaugsitės, reiškia, būsit graži, estetiškai, viską tvarkysite, džiaugsitės ir būsit dėkinga, reiškia, žmonėms, bendrai situacijai. Daug švenčių. Tai galbūt iš tikrųjų nepadauginkit kažko, tai, arba per daug irgi kažką, sakykime, save kaip neišaukštinkit arba nesupavydėkit. Bendrai emocinis fonas ir geras. Čia galit, reiškia, tą nuodėmę pult. Gerai, o štai energetinis lygmuo jūsų drakonas išėjo. Jūs turėsit tam jėgų. Didelis energijos eina. Drakono energija tai yra, kaip sakant, labai sena energija, antikinė, dar net nežinau, iš kokio akmens amžiaus eina drakono energija. Tai jūs tą energiją turit, suprantat, energetinis lygmuo labai jūsų stiprus yra. Taip. Sveikata bus gera. Šneka apie tai. Na. Tai va, švęsite, jausitės stiprius, ir, reiškia, ir nuodėmės galite pult tam tikras. Raktas, žiūrėkit, toliau žiūrim, kasgi čia būtų pas jūs, mergelės. Reiškia, šeimos namų reikaluose yra takas pas jūs, reiškia, drugeliais, kaip ir neblogai, einat link šviesos, judate, viskas neblogai, pasivaikščiojimai, yra kelionės, gal pas giminės, gal giminės pas jūs, kaip ir neblogai būtų, tačiau, reiškia, meilės reikaluose jūs rodo, reiškia, voratinklis iškrenta. Tarsi jūs arba pats įsisukinėtumėt, suprantate, kažką, machinacijas kažkokias, nesąžiningai elgtumėtės, reiškia, machinacijas kažkokias pinklės pintumėt, arba ir pati galite kažkieno pinklės, kaip sakant, pakliūti. Meilės reikaluose yra tam tikrų melagiščių, melagiščių apgaulės, sakykime, suktybių. Tai vat, tie keliai jūsų neaiškus, kur jie ten veda. Arba, jeigu yra partneris, partnerių. Bet gali būti ir taip, kad jūs vengiat meilės. Suprantat, bijot patekti tuos, kaip sakant, voratinklius, susipainioti ir vengiat kažkokiu atsakomybių, įsipareigojimų, štai taip. Suprantat, ką jau čia drakono nelabai voratinklis gali ir suvaldyti, kaip sakant. O kas liečia finansus jūsų darbo reikalus, tai kalba apie tai, kad kažkodėl tai čia jūs naudojatės seksualumu, suprantat, štai mergelės kokios. Reiškia, atsiveriu ir galim seksualinę energiją. Jums tai gali padėti jūsų moteriškumas, reiškia, tiek darbuose, tiek finansuose ir uždirbti, reiškia, išvaizdą, moteriškumas, galit gauti, sakykime, pareigas, arba dirbti ten tokius darbus, kur reikia to seksualumo, sakykime, grožio, moteriškumo. Ir taip pat tas, reiškia, pritraukia tuos finansus. Seksualinė jūsų energija pritrauks finansus. Dabar kokie būtų netikėtumai, reiškia, ir iššūkiai, tai čia yra kažkoks persekiojimas, premijų medžiojimas.
Arba jūs kažkas seka persekioja. Jūs, reiškia. Dėl ko jūs bijot pakliūti tos, reiškia, voratinklius. Su savo tokia seksualia energija, sakykime, ne drakoniška netgi. Suprantat? Šventimas čia, taip, už tai yra mirtins nuodėms. Gali jūs kažkas persekiot, bet galbūt ir jūs kažką sekate, žiūrite ir kažko norite. Tai čia yra tam tikrai iššūkiai, bet daugiau kaip jūs persekiotų ir kažką norėtų iš jūsų paimti. Nu kągi, bet čia aukščiausios jėgos šneka apie tai ir patarė, ką ir palinkė. Primena tokį dalyką, kad, reiškia, traukos dėsnį. Primena mergelėm, vėlgi, reiškia, traukos dėsnį šneka, ar ne? Sako, bet kokios mintis, reiškia, tai yra investicija atnešanti greitus dividendus, greitus rezultatus. Mintis. Todėl, sako, rinktis mintis reikia protingai ir atsargiai. Ko tu nori, reiškia, apie ką tu galvoji. Susitvarkyk savo mintis, suderindama ją su meile, ramybė ir harmonija. Sako, pagal tavo norus mes galim sutvarkyti tavo energiją į aukštesnę vibracijų lygmenį. Ne veltui yra, reiškia, pas jūs 7 mirtins nuodėms. Kažkokie yra norai, kažkokios mintis, reiškia, persiekiojimai, pinklės, melagystės, va tokia. Ir plus dar energija didelė yra tame, reiškia. Ir tai galit pritraukti, pagal savo mintis, duota jums bus, pagal jūsų tikėjimą. Tai šneka, kad, reikėtų, reiškia, mintis, kad būtų suderinti su meile, su harmonija ir ramybė. Nebūt kažkokių stresų, kažkokių aistrų, tokių negatyvių. Tai vat, reiškia, apie tai pašnekėjo jums aukščiausios jėgos. Na kągi, mergelės, linkiu sėkmės jums ir pereiname prie svarstyklių. Svarstyklėms mėnuo balandžio koks bus. Čia pats laumžirgis. Jūs gyvensite, reiškia, raktas mėnesio yra pilnatviškas gyvenimas. Tiesiog. Gyvensite pilnatvišką gyvenimą. Kiekvieną momentą išnaudosite svarstyklis ir, reiškia, aišku, emocinis fons kažkoks yra kaip su rūpesčiais. Suprantat? Reikės kažkam padėti, paremti, palaikyti, pasitikėti kitais, bendradarbiauti. Galbūt ir jums to reikės rūpesčių arba kitiems iš jūsų reikės. Bus tam tikrų, reiškia, rūpestėlių. Dėl vasaros kažkodėl energijos eina vasaros jau. Ekspansija. Ekspansija eina. Jūs kažkodėl rūpinsitės svarstyklės. Energija yra vasariška. Kažkas su temperatūra, su karščiu yra, reiškia, jeigu imt sveikatą. Yra tam tikrų niuansų. Ir čia, reiškia, tarsi energiją jūs saugosite, atidėliosite vasarai. Vat planuosite galbūt vasaros atostogas. Kažką, reiškia, vat yra tokia, tarsi, reiškia, kaupsit jėgas vasarai ir galbūt dėmesį reikėtų sutelkti. Galbūt čia saulės energijos gali jūs įtakoti. Yra kažkokie rūpestėliai jums, nors gyvenat pilnatvišką gyvenimą, reakcija yra gyventi pilnatvišką gyvenimą. Energijos, reiškia, tarsi kaupimas vasarai. Ir suprantate, dabar jeigu imt asmeninius įvykius, šeimą, meilę, namus, čia kažkodėl įkrenta pabaiga kokia. Kažkas pasibaigia. Ar jūs galite netekti žmonių, ar persikelt galbūt į kitus namus. Yra, reiškia, tokia transformacinė energija pas jūs, kas liečia, reiškia, šeimos namų klausimus. Gali būti, kad ir su šeima kažkas, gali būti kažkokie pokyčiai. Pasižiūrim. Taip, pervažiavimai kokie tai.
ilgą laiką jūs, aišku, neturit rezultatų, dirbate, čia daug eina su pinigais, yra kažkodėl tai kaip trikampa, šeimos sužeidimai, yra iliuzinių dalykų ir noris išspręsti sėkmingai. Klausimus, kas liečia, reiškia, tiek tėvo, tiek vyro klausimus, tiek savo gyvenimų susitvarkym klausimus. Partnerystės klausimus, suvaldyti tam tikrus dalykus. Gali būti, reiškia, sakykime, pokyčiai, tikrai pokyčiai meilės srity. Ir kas liečia, reiškia, būtent tą meilę, vat jūs mąstote, tarsi ilgiuosi tavęs, tarsi noriu pas tą žmogų vykti, labai noriu to žmogaus ir mąstau apie tai. Galbūt jūs tikrai kažkur pas kažką persikelsite, jeigu žmogus, sakykime, partneris užsienį, arba su šeima galit persikelti. Nu, pas jūs yra pokyčiai transformaciniai. Galbūt net žmogus gali išvažiuoti, išeiti. Suprantat? Šeimininiai klausimai tokie yra. Nu kągi, kas liečia, reiškia, finansus, darbo reikalus, tai čia jūs jausite saugiai. Yra visiškai saugu gauti ir turėti didelės pinigų sumas. Nu, pinigų jūs turėsite. Va. Ir vat iššūkiai yra tuščias suolelis ir žiogus virpesys. Kažkoks bus kažko netekimas, praradimas, galbūt persikėlimas, kur jausitės vienišas, suprantate? Vieniši, vienišas jausitės. Yra, tam tikrų iš tikrųjų iššūkių svarstyklėms. Turiu pasakyti, nors gyvenimo reakcija yra, reiškia, dėl to jūsų gyvenimas nenusibaigia, reiškia, nepasibaigia. Gyventi reikia pilnatviškai. Nors turėsite rūpesčių, tikrai jūs turėsite rūpesčių. Galbūt iš tikrųjų net prarasite, gal bus netekčių tam tikrų, artimųjų, mylimųjų. Tai va, tokie dalykai. Bet matot, ką jums šneka aukščiausios jėgos. Sako, atsipalaiduokite ir atsisakykite visų problemų. Sako, mes tau siunčiame, dievišką palaimą, mūsų meilę, reiškia. Atsipalaiduok, paleisk visus rūpesčius ir išbandymus, už kurių tu taip stipriai laikaisi. Sako, ištiesk rankas, atverk širdį nuo mūsų meiliai ir palaikymui. Aukščiausios jėgos jūs palaikys balandžio mėnesį, jums iš tikrųjų nusimato tam tikri, reiškia, transformaciniai dalykai, iššūkiai, praradimai. Tegu neįsipildo kandeliarijos pranašystė, bet taip kaip ir aš jums šneku. Gal tai nebus taip labai skaudu, bet sako, ir tai, ką jūs esat praradę, paleiskit. Ir ką prarasite, paleiskit. Galbūt, kad jūs persikelsit kažkur, labai ilgėsitės, sakykime, tos vietos, kur gyvenot, arba gimtinės, dar kažką. Arba netgi žmogaus, kuris galbūt, senolis, koks iš jūsų gyvenimo gali išeiti. Arba artimieji, ar draugai. Viskas kinta. Nereik taip labai, reiškia, prisigalvot, kad kažkas tikrai čia turi atsitikti baisaus. Kągi, tada žiūrime dabar jau skorpionus. Skorpionams ateina, reiškia, raktas yra žinios, Gabrielis, kuris neša Dievo žinias, kreatyvumą, viltį, perduoda naujienas. Čia yra tarp vaikų ir vaikų apsauga, vienu žodžiu, yra mėnesio raktas. Iš viso, reiškia, mokslai, informacija, aukščiausiojo perduodama informacija. Ir emocinis fonas yra draugiškas, užsimezga draugystė, integracija, bendrystė, besąlygiškas priėmimas ir bendruomenė. Reiškia, emocinis fonas yra puikus. Ir asmeninis, energetinis lygmuo, reiškia, yra tarsi jūs paleisite kažkokį
rudens energija. Čia pavasaris yra, o jūs kaip rudens energijoje kažkokioj. Suprantat, kada kažko blogo lauktumėte. Ruduo pasibaigs, bet to, jeigu šnekėti taip dar, ruduo iš dalies yra vaisių laikas, kada gali nusimti vaisius, suprantat? Tai kartais ta rudens energija gali būti tai, kad jums balandžio mėnuo atneša derlių tam tikrą. Rudens gėrį, sakykime, tiek draugystėje, tiek žiniuose. Kažkas galbūt, kas nereikalinga atgyvenę, jūs paleisite, bet jūs gausite rezultatus, reiškia, derlių kokį tai nusiimsite. Ir kas liečia namus ir šeimą, čia rodo partnerystę, draugystę, dar sykį skorpionams. Labai puikiai viskas. Gali ateiti, reiškia, toks pasipiršimo laikotarpis, susitarimų, įžadų, bendrai labai geras pasimatymo laikas. Ir čia, reiškia, kas liečia meilės reikals, bus serioznas, rimti dalykai, rimti ketinimai, svarbus, verti, brangus santykiai. Ir viskas bus aišku, reiškia, tarsi nerimas į tą gilį, vis giliau. Meilė reikalai geri skorpionams yra. Kas liečia, reiškia, finansinė tėkmė, darbo reikals, tikslai, aš sutelkiu dėmesį tai, ko trokštų savo gyvenime. Norite pinigų, norite tikslų ir darbinių rezultatų. Jūs sieksite tikslų ir pas jūs tikrai viskas seksis. Ir iššūkiai pas jūs netikėtumai yra, kad ateina laimė. Laimė šypsosi. Jūs labai džiaugsitės. Bus kažkokių tokių reikalų, kas, iš tikrųjų, ateina kaip rudens gerybės. Pavasarį sėjot, vasarą auginot, rudenį nuimt reikia. O jūs jau balandžio mėnesį gaunat metinis rezultatas. Puiku. Bet aukščiausias jėgos jums patarė ir linki, kad būk sąžiningas pats prieš save. Atkreipk dėmesį save, skorpionė mielas. Pažiūrėk į savo širdį ir suprasi tikrą, reiškia, susidariusios situacijos, reiškia, prasmę. Yra kažkokia, reiškia, situacija, tu suvoksi, dėl ko ta situacija yra tau gyvenime. Bus daug geriau, jeigu tu pažiūrėsi tiesą į akis ir mes tada tave palaikysime, reiškia, ir padėsime gyvendinti visus reikiamus pokyčius, reikiamas permainas. Sako, kaupkis, imk iš mūsų, reiškia, tą tokį vyriškumą, jėgą, reikalingą tam, kad pasirūpintum savim. Jūs, reiškia, labai daug savęs atiduodate darbui, pinigams, rezultatams, santykiams, žiniom, bet apleidot save. Sak, mes tau padėsim pasirūpinti savim. Susikoncentruok į savo tikrosius norus. Reiškia, iš tikrųjų, ko tu nori. Ir jie tarsi į tau gyvenimą angelų sparnais atskris. Žiūrėkite, skorpionams yra geri dalykai, nepamirškit savęs. Visose srityse labai puikiai. Pats angelas išėjo ir pabaigoje irgi. Sak, nepamiršk savęs ir ko tu iš tikrųjų sieki ir ko tu nori. Tai va, kas yra svarbiausia, kad svarbiausia esate jūs pats. Tai ir palinkėčiau skorpionui. Kągi, šauliai, pasižiūrim, kas šaulių gyvenime balandžio mėnesį. Jums reikės pakelti savo standartus, kartelę standartų ir iš kitų pareikalauti, reiškia, kad būtų aukštesni kokie tai standartai. Emocinis, reiškia, fonas yra toks, kad jūs sieksit pripažinimų. Štai jūs, reiškia, kelsite standartų kartelę. Visuose lygmenyse.
Ir sieksite, kad jūs pripažintų, įvertintų, kad gerbtų, reiškia, kad būtumėte autentišks ir lygus su kitais. Keliat, reiškia, kartelę, pokyčius vykdote ir siekiate to pripažinimo ir įvertinimo. Dabar, kas liečia energetinį lygmenį, tai čia pats kolibris išeina ir tai yra energetika labai gražaus, labai mažo tokio paukštelio. Čia yra žaismingumas, greitumas, judesys paukščio. Gerai, žinokite, energetika yra gera. Iš tikrųjų, energetika yra gera. Ir suprantate, kas be pamato, ar ne, kolibrį, sakykime, visi džiaugiasi, ne, kažkas nepakartojam, kaip paukštis, kaip didelį plaštaką, ne. Iš esmės yra, reiškia, šauliams tai, kad jūs pasidžiaugsit energetiniu lygmeniu, sveikata, kad ir nedidelis kažkoks bus, bet kažkoks pagerėjimas, ir jūs galėsit pasidžiaugti. Galbūt iš tikrųjų džiaugsmas jums irgi padės kelti, sakykime, energetinį lygmenį. Džiaugtis, išmokyti džiaugtis, judėti, skraidyti. Mažais kažkokiais pasiekimais, reiškia, džiaukitės. Jeigu turėjot sveikatos problemų, bus maži, reiškia, pokyčiai, kas leis pasidžiaugti. Dabar, kas liečia asmeninį gyvenimo įvykius, šeimą ir namus, čia, reiškia, šauliai kažkodėl pieš kažkokį portretą, kokia turi būti šeima, kaip ten namuose turi būti, kokia turi būti žmona ir taip toliau, reiškia. Pamąstymuose, susimąstymuose, kokiuose tai bus, daugiau, reiškia, tokie įsivaizdavimai kažkokie, ne tiek veiksmo, čia kiek prisigalvojimų. Ir meilė, reiškia, meilė jūsų, meilės reikaluose, tarsi, būtent ta moteris išeina, sakykime, jeigu vyras apie moterį galvoja, jeigu moteris tai apie vyrą, tarsi, reiškia, kažko norite tokio neiškaus, neapibrėžtų, suprantat, sakykime, meilės reikaluose, draudžiamų. Ir čia tokia seksualinė energija kyla. Kažko uždraustų vaisiaus norit meilį, kaip sakant. Šeimoj. Jeigu esat šeimos žmogus, jūs kažko norite, ko negalima, sakykime, ne? A jeigu esate vienišas žmogus, vėlgi norite, įsivaizduojat, kuriate, reiškia, kokia turi būti šeima, kokia turi būti namai, koks turi būti partneris, ir kažkokio uždrausto vaisiaus jūs norit. Čia toks mėnuo jums pavasarinis. Taigi, pasižiūrim finansinę padėtį, darbo reikalus, čia yra, reiškia, man yra gera gauti atlygį už savo darbą. Pinigų, reiškia, bus, atlyginimą gausite, o netikėti iššūkiai, netikėtumai bus, kad reikės medituoti, tvarkyti, negatyvą kažkokį tvarkyti, galbūt dažnai pratrūkstate, reikės valdyti šitos dalykus. Yra minusiukų tokių, kur reikės susitvarkyti. Jeigu rūkot, reikės mest rūkyti. Jeigu yra emociniai, kaip čia su emocijom pas jūs buvo, pripažinim, sakyms, irgi reikės susitvarkyti, reiškia. Yra tokie meditaciniai dalykai, tarsi reikia išmedituoti, atsilaisvinti. Jums tai yra iššūkis kažkodėl tai. Negatyvą išvaldyti. Tai va, bus negatyvo, kurį reikės tvarkyti. Ir dabar, ką jums šneka, reiškia, aukščiausios jėgos šauliukai, jums šneka apie tai, kad jūs esate žmogus, kuris gali vystyti, sakykime, savo veiklą, biznį. Ir sako, jūs tam, tikrai esate, turi tam sugebėjimų. Tai yra tarsi įgimta jums. Tik reikėtų to panorėti. Reiškia, galėtumėt dirbti pat savo,
Jūs turite intuiciją ir netgi dievišką vedimą. Sako, ir aukščiausios jėgos jums padėtų. Būtų komandos draugai, kurie visados ištikimi ir padeda pasiekti sėkmės visuose pradžiose. Gali bandyti, tau sektųsi kažkoks versliukas, turi tam sugebėjimų, reiškia, išminties, proto, gali daryti. Sugalvok tik tai. Tai čia buvo šauliams. Kągi. Dabar pereiname prie ožiaragių. Ožiaragiams koks bus, reiškia, mėnuo. Ožiaragiai, Rafaelis, arkangelas išeina, tai čia reiškia, tarsi raktas mėnesio yra gydymas, žinokite, tiek kūno, tiek minčių, tiek energetikos. Reikėtų pasirūpinti sveikata, visapusišką. Ir kas liečia emocinį foną, reikėtų, reiškia, ne tai, kad reikėtų bendrai, reiškia, sakykime, šneka apie tokią laisvę jūsų. Kad jūs turite pasirinkimo laisvę, nepriklausomybę, autonomiją, spontaniškumą tam tikrą ir intuiciją. Tai reiškia, emocinis fonas yra, jūs esat laisvas žmogus. Raktas mėnesio, būtent Rakulas, galbūt reikėtų kontaktuoti su juo, pasimelsti jam ir sutvarkyti, sakykime, sveikatos klausimus. Bendrai šneka apie gydymą. Dabar energetinis lygmuo ir sveikata, kodėl dar sykį laisvė erelis išeina. Kaip ir nėra blogai, žinokite. Aukštai skraido erelis. Tai yra trauka, tai yra, reiškia, ta laisvė tokia, galimybės. Energija tokia aukšta, dvasinė energija. Tai čia, reiškia, energetinis lygmuo būtų ir sveikata, čia su dvasinė energetika vis dėlto eitų kalba ir reikėtų va tą tokią laisvę energetinę jums pajausti, suprantat? 2 kartus laisvė. Ir netgi arkangelas Rapolas ateina, reiškia, į pagalbą. Puiku, ožiaragiai, ką aš galiu pasakyti. O čia matot, kas liečia šeimą, vaikus ten, reiškia, namus, o jūs dirbate, kaip įkinkytas vergas. Aiškiai matosi, sunkus darbas. O jums šneka apie laisvę. Suprantat, energetinė, emocinė. O namuose reikia dirbti. Ir čia, reiškia, jūs tarsi kažką pabaigsite. Meilės klausimuose. Pabaigėt kažkokius dalykus, sakykime, atleidžiat, užmirštate ir pabaigėt apie tai galvoti. Yra kažkokia pabaiga, nes jūs suprantat, čia pabaiga, čia sunkus darbas, o čia visur laisvė ir gydymas. Labai įdomu, su ožiaragių gyvenime šis mėnuo yra ypatingas. O kas liečia finansinę tėkmę, darbo reikalus, tai reiškia, aš lyg magnetas traukiu gausą ir gerovę. Jums užtenka, reiškia, pinigų, darbe viskas irgi gerai yra, gausa ir gerovė. Turite trauką kaip žmogus. Sėkmė yra. Netikėtumai yra, reiškia, kažkoksai purvina maža, reiškia, meilės žemyn puolimas, meilės ryšiai. Tai gali tiek jums tai būti, su jumis atsitikti arba su jūsų partneriu, dėl ko jūs, reiškia, viską pabaigėt. Netikėtums iššūkis, gali kažkas būti pasiūlyt. Meilės ryšiai kažkokie, suprantat? Netgi įdomu. Gali, reiškia, patekti kažkoks meilės ryšius, kur kaip išnaudotas gali būti, susiteršt gali, pulčiamai. O, pats velnis išeina, įsivaizduojat? Kaip kalba kortas. Pririšimai, išnaudojam seksualinis. Čia ir netikėtumas ožiaragiams. Magai, įsivaizduojat? Manipulacijos didžiulės.
Štai, ir vyrukas atjojo ant žirgo, ne balto, bet rudo, su pačia, reiškia, lazda iškėlė, su pasiūlymais. O čia tokie netikėtumai. Nu kągi, ir žiūrėkite, aukščiausiojo gupo likėjas, Kupidonas. O štai ir laisvė ožiaragio, žiūrėkit. Kokių dalykų jūsų gyvenime nusimatos ateinant mėnesį. Kupidonas. Reiškia, aukščiausios jėgos šneka, patarimas ir palinkėjimas. Sako, mes tau į protą ir širdį siunčiam labai stiprias bangas, meilės bangas, kurios pabudina, reiškia, jūs meiliai ir pačiam gyvenimui. Tas, reiškia, meilės pabudimas yra, tarsi iššauktas tavo tvirto apsisprendimo priimti ir pagilinti atsiradusius romantinius santykius. Leiskit savo pilnai, reiškia, pasimalonint, kaip sakant, šituo nuostabiu jausmu ir visais, reiškia, šito jausmo stebuklingom išraiškom. Tai patarimas vis dėlto nevengtos meilės, nes jūs galvojat, va čia netikėtoms ir iššūkis, o meilės ryšiai. Ir jūs bijote, reiškia, žemyn pulti, būti išnaudota, čia yra, reiškia, pasiūlymų jums. Tai va, tam tikrų. O aukščiausias jėgas sako, mes jaučiam tau meilę, reiškia. Štai jūs laisva, kaip erelis, laisvė. Arkangelas, reiškia, irgi išeina. Erelis. Ir jūs namuose, suprantat, kažkodėl norit įsilaisvinti iš kažkokio jungo. Štai taip ožiaragiams, kągi, linkiu sėkmės ožiaragiams, meilės šį mėnesį. Taigi, ir einame dabar prie vandenių. O štai vandenė kelsis tikslus. Pačius geriausius, pačius didžiausius. Mėnesio raktas yra įsikelti tikslus. Ir emocinis fonas bus tai, kad jūs tyrinėsite, reiškia, smalsus busite, atrasite, reiškia, visokius aspektus, žaismingus, spontaniškus, reiškia, ir emocijos yra geros, reiškia, smalsumu, vedamos tyrinėjimų, žaismingumą, atradimus visokius, puikiai. O raktas, reiškia, tikslai. Tai energetinis lygmuo, čia yra chaosas su energetika pas jūs. Štormo energija yra tam tikrų, reiškia, dalykų sumaišties. Gali būti, kad persitvarko energetika jūsų smarkiai. Štai gali būti įvairių sveikatos, reiškia, pokyčių, gali skaudėti kažką, kaulų sąnarius, galvą, bendrai, reiškia, neaiškus kažkokie pojūčiai. Su energetika kažkas neaišku ir sumaištis, širdis gali plakti. Yra šį mėnesį dideli pertvarkymai energetiniai iš tikrųjų. Ir su sveikata, reiškia, yra neaišku daug kas už tai. Bet kas liečia šeimą, namus, čia dovanos eina. Jūsų šeima yra jūsų dovana, reiškia. Namai, bendrai, tai yra turtas, yra puiku. O kas liečia meilę, reiškia, kas liečia šeimą, namus, giminės, tai yra labai puiku, dovana tiesiog. Galit sulaukti dovanų, pati dovanoti, pati šeima ir namai yra dovana jums. Dabar, kas liečia, reiškia, meilės aspektus, jums bus kažkas kaip iš praeito gyvenimo dežavių kažkokie, tarsi pasikartojančios situacijos, kaip karminės pamokos. Nepamirškite savo karminių pamokų, gali būti kažkokie patikrinimai, už tai jums energetikoje chaosas. Suprantat? Meilės patikrinimuose, gal silpniausia vieta, kažkokie karmins pamoks gali eiti. Ir dabar žiūrim finansinę, reiškia, padėti darbo reikalus, tai čia aš leidžiu savo priimti neribotą gausą. Jūs leidžiat ir jums ta gausa ateina, įsivaizduojate? Jūs esate jau tokie savo gyvenimo, finansų ir, reiškia, darbo reikalų magai. Ir iššūkis netikėtumai būtų
reiškia, projektuojat, prognozuojat ateitį. Ir čia galit sulaukti, reiškia, nes ir čia jūs nusimatote iššūkis, mėnesių raktas. Iššūkį dėl ateities. Keliai, kelionės, kažką projektuojat, čia iššūkiai, suprantat? Kažką sugalvojat ir čia iššūkis. Jūs savo keliat gana didelius iššūkius. Nu kągi, pasižiūrime aukščiausių jėgų patarimą, čia eina kalba apie energetinę terapiją. Štai chaosas energetikoje. Labai įdomu, vandeniai. Žiūrėkite, jums šneka apie tai, kad gyvenimas, reiškia, mūsų gyvenimas lengvai pasiduoda energetinėms įtakoms. Dėl to, kad energija tai yra mūsų esmė, mūsų gyvenimo esmė yra energetika. Reiškia, esybė pati. Ir žmogaus organizmas taip pat, reiškia, yra puikus energetinis laukas. Sukūrė energetinį lauką. Reiškia, pozityviai reaguoja jisai į bet kokias meilės apraiškas. Reiškia, meilė labai pozityviai įtakoja energetiką. Jūsų, reiškia, rankos ir širdis gali, tarsi dovanoti gydomą energiją savo mylimiesiems ir klientams. Čia jums, reiškia, galbūt jūs kažką ir mastot apie tai, tikslus keliate su energetinė terapija. Arba jūs pats galite gydytis, arba gydyti mylimuosius, o galbūt netgi klientus. Štai taip, jums sako apie tai aukščiausios jėgos. Atkreipkite dėmesį. Ir kągi, dabar žuvytės, paskutinis, reiškia, zodiako ženklas.